Gerai, tai pradedam tada spręstis. Užduotis ekrane turbūt matysite mano visą ekraną, tai reikės kelių dalykų, kas yra skaičiuotuvas ir jeigu kam reikės, tai užrašų. Tai įsikėliau dabar valstybinio brandos egzamino antros dalies užduotį, tai dauguma 12-okų ją sprendėsi. Ir įsikėliau dar vieną apačioj, kuris pernai metų tikras egzaminas, kaip atrodė. Tai manau būtų naudingiau išspręsti šiandieną tikrą egzaminą, o sekmadienį planuoju daryti dar vieną pamoką, tai spręsiuosi 25 būtent tą patikrinimą, kurį dauguma 12-okų jau išsprendė, tai gal tiesiog bus sustikrinti. Taigi pradedam nuo pirmosios dalies. Turim tekstinį užduotį, kuriame paveiksle pavaizduotas funkcijos y lygu 3x grafiko eskizas. Pradėsiu nuo kiekvieno, tiesiog pasižiūrėsiu, aptarsiu kiekvieną iš šitų grafikų atskirai. Tai pirmiausia, matome, kad atmetimo būdu lengviausia atmesti b, tai atmetu b, kadangi jis visiškai netinka, matome čia arba tangento grafikas gali būti pakeltas 3, tai arba tai yra tangento x pakeltas per 1, kitas variantas tai gali būti kubinės parabolės grafikas, tai x pakelta kubu plus 1, tai šitas grafikas tikrai netinka, tai atmetimo būdu visus paimsiu, kurie man netinkami yra. Sekantis, matau, kad c grafikas lygiai tas pats, tik tais neigiamos kubinės, tai bus minus x kubu vėlgi pakeltas per vienetą, tai atmetam c, dabar lieka išsirinkti tarp dviejų a ir d. Tai trumpam pasižiūrėsiu, kokia buvo užduotis, tai 3 pakelta x-uoju. Tai žinoma, kad grafikas bus d, pasimsiu d, kaip galiu suprasti, nes jeigu yra daugiau negu 1, jeigu pagrindas yra daugiau negu 1, tai kuo didesniu laipsniu mes kelsime, tuo jis labiau y nueis į begalybę. Tai kaip, pavyzdžiui, jeigu aš paimsiu 3 nulinių, bus lygu 1, čia tiesiog įsistatau x. Jeigu paimsiu 3 pakeltą, nežinau, kokiu trečiuoju, gausim 27, tai kaip matome, tas būtent y, jisai nueina eksponentiškai labai aukštai. Ir pasibandysiu, jeigu paimsiu bet kokį neigiamą, sakykime 3 minus trečiuoju, gausim 1/27, tai su neigiamais skaičiais mes vis tiek gauname teigiamą, bet kažkokį labai labai mažą trupmeninį skaičių. Ir aišku, a netinka, nes čia tai greičiausiai bus arba 1/3 arba kažkoksai trupmeninis. Tai sakykime 1/3 gali būti pakelta x-uoju. Tai einam toliau, čia gal ties kiekvienu uždaviniu praleisiu šiek tiek daugiau laiko, kad jį kiekvieną paaiškint, kad nuėjus į egzaminą būtų lengviau spręsti. Toliau tada sekantis. Einam, mokyklos mokiniai ruošia renginį, tai pasiryškinti esminę kokią yra informaciją. Buvo apklausti visi vienos klasės mokiniai, tai visi vienos klasės mokiniai, pasižymės, kad visi. Ir klausimas, kiek valandų per savaitę kiekvienas jų skyrė renginiui ruošti. Tai kiek valandų per savaitę kiekvienas jų skyrė renginiui ruošti, lentelėje pateikti rezultatai. Dabar parodžiusiu vieną, kokia gali būti didžiausia klaida, tai tiesiog sudėti visus laikus ir padalinti, tai dabar aptarsiu didžiausias klaidas pasitaikančias. Tai jeigu jūs visus sudėsite ir padalinsite iš 5, esu matęs 1000 kartų, kai tiesiog sudeda 8 plus 10 plus 16 plus 18 ir plus 22, viską dalinam iš 5, tai čia tiesiog gausis nesąmoningas atsakymas, tai taip pažymėsiu šauktuku nedaryti. Kaip daryti, čia gal užtruks laiko man suskaičiuoti. Visų pirma, reikia surasti, kiek iš viso valandų buvo praleista. Tai surasti, kiek
kiek viso valandų. Tam, kad surasti kiek viso valandų, tai turim 10 mokinių skyrė po 8 valandas, tiesiog 10 kart 8 bus 90. Sudėsime su tais mokiniais, kurie skyrė 10 valandų, tai tokių bus 9. Tai 10 kart 9, tai šita grupė, šitie 9 mokiniai skiria viso 90 valandų. Tada 6 kart 16, kiek čia bus 606, bus 906. Tai tie 6 mokiniai, kurie skiria po 16, skiria viso 96 valandas. 4 kart 18, kiek čia, jeigu gerai sudauginsiu, kiek čia 306, 306 kart 2 bus 702. Ir vienas mokinys labai entuziastas buvo, skiria 22 valandas. Tai tik tais tada, kada mes sudėsime visas valandas, tai viso valandų, tai sudedam viską. Čia aš gal tai bus greičiau skaičiuotuvą, tai 896, tai imu 80 plus 90, 9672, tai 9 plus 96 plus 72 ir susidedam su paskutiniu, kiek ten gausi, 22. Tai susidedam su 22, tai iš viso buvo praleista valandų 360, tai viso bus 360 valandų bendrai paėmus ir padalinti iš mokinių kiekio. Tai 360 valandų turim padalintą iš mokinių, tai 360 dalinam iš, kiek čia, 20-30, tai dalinam iš 30 mokinių, gausim, kad po 12 valandų. Tai teisingas atsakymas bus 12. Ir aš turbūt kiekvienam pratimui skirsiu šiek tiek daugiau laiko, ne vien tik tais, kad gauti atsakymą, bet paaiškinti, kaip tą atsakymą gauti. Tai bandysiu sėdėti maždaug iki 6 valandų, tai judam toliau. Jeigu kas pasijungia ir norėtų kokį nors pratimą pasiaiškinti, tai gali tiesiog apvesti ar paryškinti, tai aš tad galėčiau prie to pratimo eiti skubos tvarka. Tiesiog praleisti kitus. Taip, toliau turim kolegijos virtualiosios bibliotekos skaitytojo paskyros slaptažodis sudaromas iš 4 simbolių. Tai kombinatorikos tokios uždaviniuose, jeigu yra 4 simboliai, lengviausia tiesiog susižymėti 4 narvelius. Tai 1, 2, 3 ir 4. Tai čia rašysim kiek galimybių kiekvienam simboliui. Toliau, pirmasis turi būti vienas iš 5 simbolių, tai gali būti žvaigždutė, grotelės, doleris, procentas, nežinau kaip šitas ženklas vadinasi. Tai tiesiog skaičiu 1, 2, 3, 4, 5. Tai į pirmąją vietą mes galim skirti 5 skirtingos simbolius. Toliau visi kiti 3 slaptažodžio simboliai turi būti 3 skirtingi skaitmenys. Ir duoti pavyzdžiai. Tai jeigu dabar skirtingi skaitmenys, tai imant nuo 0, tai iš viso turime 10 skirtingų skaitmenų, jeigu vienženklių, tai nuo 0, 1, 2, 3, 4, 5 ir taip iki 10. Tai į antrąją vietą statome 10, į trečią jau aišku to paties kažkurios skaitmens, jau vienas skaitmuo panaudotas, tai imsim 9 ir paskutiniam jau bus 2 panaudoti, tai iš 8 likusių variantų. Ir tiesiog susidauginame visus skaičius ir 5, 10, 9, 8 susidauginam 5 kart 10 kart 9 kart 8. Ko aš čia taip ilgai skaičiuoju? Gal greičiau bus susidauginti pačiam, tai 3600. Tai 3600 skirtingų simbolių. Toliau einam į sekantį. Be šitas lenteles paliksiu visiems, kas norės persižiūrėti. Galit lengvai kopijuotis.
Toliau sekantis. Augustė nutarė lankyti 3 mėnesių vairavimo kursus. Pirmą mėnesį už šios kursus reikia mokėti 400 eurų. Tai pasiryškinu esminę informaciją. 400 eurų už pirmą mėnesį, o kiekvieną kitą mėnesį 10% mažiau negu paskutinį prieš tai bus. Apskaičiuokite, kiek kainuos, kiek čia dabar, 3 mėnesių iš viso. Tai kiek iš viso reikės mokėti, galima su sudėtiniais procentais, bet tiesiog pats paprasčiausias būtų suskaičiuoti, kad pirmas mėnuo, tai pirmą mėnesį bus 400, tada antrą mėnesį bus, jeigu 10% mažiau, tai sudedam su 400 kart, aišku, jeigu atimam 10% bus lygiai tas pats, kas 100, atimti 10, tai bus likutinė vertė 90% nuo kainos, tai bus 90%, ir 90% mes galim keisti į dešimtainės trupmenos daugiklį, kas bus 0,9. Tai norint surasti 90%, vietoj to, kad ten dalinti iš 1, dauginti iš 90, galima tiesiog iš 0,9 pasidauginti. Tai pirmą mėnesį 400, antrą 400 kart 0,9 ir susidėsim trečią mėnesį bus, tai už pažymimų, kad trečias mėnuo bus, prieš tai būsi kaina, tai 400 kart 0,9, tai tie 90% bus skaičiuojami 2 kartus, tiesiog uždedu kvadratą. Ir vėlgi į skaičiuotuvą įdedu 400 plus 400 kart 0,9 ir susidėsime su 400 kart 0,9 ir jisai turės būti pakeltas kvadratu. Tai viso suma sudėjus 3 mėnesių pinigus gausim 1084. Tai tiesiog į skaičiuotuvę gausim atsakymą 1084 eurus. Tada sekantis 5. Nustatykite reiškinio apibrėžimo sritį. Tai kas apibrėžimo sritį, kas gali riboti, tai dalyba iš 0, tada kvadratinis šaknis ir logaritmai. Tai žinoma, šioje vietoje matome, kad yra tik tais kvadratinė šaknis, tai pošaknis turi būti būtinai didesnis už 0. Tai pasirašau pošaknis, tai jo dar tiesiog pošaknis yra x kart x minus 4 ir daugiau, aišku, gali būti lygus 0, nes šaknis iš 0 yra 0 ir susidarom tokią nelygybę ir sandauga yra tada daugiau už 0, kai abudu arba teigiami arba neigiami. Tai aš tiesiog galiu susirašyti ant skaičių spindulio, tai gausim sprendiniai būtų, tai funkcijos 0 būtų 0 ir arba x minus 4 lygus 0, iš ko išeina, kad x bus lygus 4 ir tiesiog funkcijos 0 atsidedu ant skaičių tiesės. Tai bus vienas iš jų įtraukiam, užspalvinam bus 0, kitas bus 4. Ir pasižiūriu, kaip eis parabolė šakos. Tai aišku, jeigu paimsiu bet kokį skaičių neigiamą, gausim tam intervale, kur mažiau už 0, gausim neigiamas kart neigiamas, tai neigiamas su neigiamu sudauginę gausim plus. Tada, jeigu imsime bet kokį skaičių iš intervalo nuo 0 iki 4, tai gausim teigiamas sudaugintas su neigiamu, tai visur šitose gausime neigiamus. Ir kas, jeigu bus daugiau už 4, tai sandauga bus teigiamas kart teigiamas, tai su visais skaičiais šiame intervale gausime vien tik tais teigiamus skaičius. Tai daugiau už 0, imame intervalus
nuo minus begalybės iki 0 ir nuo 0 iki 4 imtinai. Tai kuris čia dabar bus nuo minus begalybės iki 0 imtinai ir nuo 4 iki plius begalybės. Tai aišku bus atsakymas B. Ir jau turėtumėt 5 lengvus taškus per 15 minučių. Aišku, aš sprendžiu greičiausiai lėčiau, nes kiekvieną uždavinį bandau paaiškinti. Toliau 6. Su piramidė, tai duotas taisyklingoji keturkampė piramidė, tai pasižymėsiu, kas yra esminė informacija. Tai taisyklingoji keturkampė, ką reiškia, kad pagrindas yra kvadratas, SO yra aukštinė, piramidės briauna, SA sudaro su ABCD plokštuma kampą. Tiesiog atpažinti, kurį kampą sudaro. Taip, tai pasižymiu, kur yra S, SA, taip, tai turim iš S į A ir jeigu nubrėšime statmenį, tai SO yra statmuo ir pratęsiu iš A kampą, tai matome, kad tas kampas, kurį paryškinau SAO, galiu pratęsti į SAC. Tai būtent dar paryškinsiu tą kampą. Ir SAO, aišku, bus C. Sekundė, pažiūrės, kiek čia mūsų prisirinko, visai nemažai. Judam tada toliau į 7 uždavinį, bet čia, kas neseniai, jeigu prisijungia, tai pernai metų 12 egzaminas. Taip, dabar paveiksle pavaizduotas vienas iš pateiktų funkcijos grafikoje eskizas ir kurios. Tai dabar žiūrime tiesiog atmetimo būdu, kurios būti negali. Taip, tai funkcija y lygu 2 plus sinus x. Tai tiesiog pabandysiu pasibraižyti kiekvieną atskirai. Tai A funkcija būtų sinuso grafikas pakeltas 2 langeliais virš. Tai sinusas, kaip žinome, prasideda nuo 0 ir didėja. Ir jeigu mes pakelsime 2 į viršų, tai panašu, kad čia ir bus sinus x. Sinuso grafikas pakeltas 2 langeliais į viršų. Jeigu sinusą pakelsime 2 langeliais į viršų, gausime, kad jisai prasidės nuo taško 2. Tai jeigu sinusas prasidės, tada ne nuo 0, prasidės nuo 2 ir jo apatinė riba bus ties vienetu, viršutinė bus riba ties trejetu. Aišku, B netinka, nes jeigu darome x, tai stumiame į kairę arba į dešinę. 2x tai būtų, pažymėsiu, B būtų tiesiog tas sinuso grafikas pastumtas per 2 langelius į kairę. Tai čia maždaug, jeigu tokią eskizėlį pabrėšiu, tada C būtų 2 kartus suspaustas, tai tas grafikas tiesiog būtų 2 kartus suspaustas ir jo periodas būtų ne 2pi, o liktų tik tais pi. Ir D, jeigu reikėtų pažymėti, kaip atrodytų D grafikas, tai D grafikas būtų 2 kartus ištemptas. Tai D grafikas būtų sinuso grafikas, bet jisai 2 kartus būtų ištemptas ir eitų tarp 2 ir minus 2. Tai tiesiog aptariu kiekvieną iš grafikų, visus 3 atmečiu ir aišku pasiliekam prie varianto A. Tada sekantis. Paveiksle pavaizduota lygiašonė trapecija ABCD. Tai dabar pasiryškinsiu esminį informaciją. Tai yra lygiašonė. Jeigu yra lygiašonė trapecija, tai šoninės kraštinės yra lygios. Žinoma, kad AB lygu CD, tai čia pasižymėjau, ir AD
santykis su BC yra 3 prie 1. Tiesiog galiu pažymėti, kad BC x, AD 3 kartus ilgesnė, tiesiog 3x. Kuris teiginys apie vektorius yra teisingas, tai dabar AB vektorius lygu DC. Tai dabar kur vektorius AB vektorius ir DC. Ne, tai čia šitas visiškai neteisingas yra, tai A yra neteisingas. Toliau pasižiūriu į AB ir minus DC. Tai DC būtų į priešingą pusę, tai tas pats kas CD, tai irgi neteisingas. Toliau sakantis BC lygu, tai pasižymėsiu tiesiog vektorių BC, tai atkarpa eis nuo B į C ir lygu minus 3 AD. Tai irgi neteisingas, nes minus 3 AD būtų eitų iš A, tai yra iš D į A ir 3 kartus prailgintas. Tai jeigu prailginsim, visi irgi neteisingas. Ir greičiausiai, kad bus sekantis, pasižiūrim taip AD vektorius, tai paimam jeigu vektorių AD, atkarpa iš A į D, ir jeigu mes 3 kartus pailginsime atkarpą BC, jeigu 3 kartus pailginsime atkarpą BC, gausime tą patį ilgį ir kryptis sutaps. Tai kitais žodžiais galima sakyti, kad AD mūsų jeigu yra 3x, yra lygu 3 kart BC, tai arba 3 kart x. Ir pasiliekame tada prie D varianto ir pasiemam tada 8 tašką. Tada judant toliau, kur uždavinė tikriausiai pradės šiek tiek sunkėti. Taip, ant stalo stovi kūgio formos vaza, šio kūgio aukštinė, kurios ilgis h, tai pasižymėsiu į egzaminus, ką patarčiau neštis, tai paryškintos, tiesiog kad atsifiltruoti esminį informaciją, tai šio kūgio aukštinė, kurios ilgis h, statmena stalo horizontaliam paviršiui, nežinau ar čia kiek jisai, bet galiu pažymėti, kad statmena horizontaliam paviršiui. Čia turbūt, kad ne pasviras, neišsipilęs, tai tiesiog tos informacijos gal nėra tokia esminė. Į vazą įpilta tiek vandens, kad jo paviršius yra 2/3 h aukštyje nuo kūgio viršūnės, taip turim 2/3. Ir nustatykite, kiek mililitrų vandens yra vazoje, jeigu jo talpa yra 1000. Mokytojau, kas čia prie talpos 7 pakelta? Čia talpa 7 pakelta? Ne, čia šitais skaičiukais rašo, jeigu yra rusakalbių ir lenkakalbių, kas nežino, ir paskiau apačioj pažymima, kad 7 yra talpa ir lenkiškai išversta ir rusiškai išversta. Tai tiesiog visi tie skaičiukai pakelti reiškia, kad pagalba kitakalbiams žmonėms, kad suprastų. Supratau. Taip, tai dabar šiaip galima per panašiasias figūras naudoti, tai jeigu duotas, kad ilgis, panašumo koeficientą mes galime imti kaip 2/3. Jeigu imam didelis cilindras, tai aš pažymėsiu didelis, tai yra cilindras, kas čia kūgis, tai didelis kūgis, pažymėsiu didelis ir pažymėsiu M raidę mažas. Jeigu mes naudotume tik tais ilgį, tai pradėsiu nuo, pasižymėsiu, kad būtų daugiau vietos, kad man užtektų, tai pažymėsiu didelis ir mažas. Ir jeigu mes naudotume vien tik tais aukštį, jeigu naudotume vien tik tais aukštį, tai tas panašumo koeficientas būtų, jeigu arba aukštį, arba ilgį, tai
pirmasis panašumo koeficientas būtų tiesiog 2/3. Dabar, jeigu skaičiuotumėm plotą arba nueitumėm į antrą dimensiją, tai plotui būtų tas panašumo koeficientas keliamas kvadratu. Nu, kaip pavyzdžiui, jeigu paimtumėm ilgį kaip visą ilgį tos vazos kaip 1, tai vandens užtruktų kaip 2/3. Jeigu naudotumėm plotus, tai tas panašumo koeficientas jisai būtų keliamas kvadratu, tai tiesiog 2/3 pakelta kvadratu. Ir jeigu mes lygintumėm panašias figūras, panašių figūrų tūrius, arba jeigu 3 matmenų ar 3 dimensijų, tai tas panašumo koeficientas trimatėje erdvėje būtų keliamas kubu. Tai 2/3 būtų pakelta kubu. Tai trimatėms figūroms, trimatėms panašioms figūroms tiesiog panašumo koeficientą keliame kubu. Taip, tai dabar nustatykite, kiek mililitrų vandens. Tai jeigu pilna vaza yra 1350 ml, tai pasidauginam iš panašumo koeficiento pakelto kubu, tai kart 2/3 pakelta kubu ir vėl eiti tada į skaičiuotuvą. 1350, tai 1350 padauginta iš į skliaustelius 2/3, tai iš 2/3 už, kaip čia tas skliaustelį man dabar uždaryti, uždarau tada skliaustuką ir tą skliaustuką keliu tada dar kubinių laipsnių ir gauname, kad tik tais 400 ml bus vandens. Tai kuris čia 400, pažymiu A variantą, 400 ml. Kitas variantas, ką galėjau atskaičiuoti, tai tiesiog susiskaitinti ir naudotis formulę, susirasti, kam tada būtų plotas, kam spindulys, susirasti spindulį, tą spindulį dauginti iš 2/3, tada aukštį, bet šiek tiek daugiau būtų reikalų. Toliau einam į aritmetinę progresiją. Taip, tai aritmetinė progresija A1, A2, A3, skirtumas D. Tai pasižiūrime, kad esminė informacija aritmetinė, nesusimaišyti su geometrinė. Skirtumas D yra pirminis skaičius didesnis už 2. Tai dabar pirminiai skaičiai didesni už 2, kurios tiesiog išrinksiu keletą, tai bus 3, 5, 7, kiek čia 9, ne, 11, gal 13 turėtų man užtekt. Parenkami 2 šios progresijos nariai, AK ir AM. Žinoma, kad jų skirtumas yra lygus 28. Skaičiuokite, kam lygus M ir K. Nežinau, čia gal bandysiu tokiu kaip spėjimo būdu gal pasibandyti. Nežinau tiksliai kaip reit, bet tiesiog pasibandysiu keletą tų progresijų. Taip, tai turime dabar nepasakyta, kad jie kaimyniniai. Pabandysiu su pirmąja, sakykime, kad prasideda čia jeigu trečias. Tai 3, tada 3 plus D, 3 plus 2D, tada plus sekantis bus ketvirtas narys 3 plus 3D. Į lankas važiuojant siūlau paimti bendro nario formulę ir atimti vieną iš kito. Supratau jo. Dabar bus bendro nario formulės. Taip.
AM-tasis kam lygu ir AP-tasis kam lygu. AM-tasis tai bus A1 plus D ir kiek čia man atrodo N minus 1 ir AM-tasis bus lygus A plus D M minus 1. Ir dabar jeigu jos abudu atimsiu, tai jų skirtumas AM, pasižymėsiu kaip vietoj N, pažymėsiu, šitam kol kas susipainiojau, grįšiu šiek tiek vėliau, tai jeigu ant uždavinio pastringate, geriau jį kol kas tada praleisti ir grįžti vėliau, kad nesiblaškyti. Einu į sekantį tada kol kas. Truputėlį jaudulys išblaškė. Gerai, tai tada einam į 11. Tai duotos dvi skaičių aibės. Apsiskaičiuokite, kiek elementų priklauso aibių sankirtai. Dabar sankirta yra bendri elementai, tai tiesiog susižymime, geriausia atsinešti žymeklį ir susižymėti, kurie elementai yra bendri. Tai matome, kad pasižymiu vienetas yra, galiu pažymėti abiejose bendras, tada penketukas bendras, tai jau mes turime 2 bendrus elementus, toliau aštuonetos, septyneto paliekam, devynetuką galiu pasižymėti, 14, 13 paliekam ir paskutinis bendras bus 20. Tai dabar skaičiuojam, kiek yra bendrų, tai bendri elementai 4, tai tiesiog užrašom 4. Tada sekantis 12 pavaizduotas trikampis ABCD. Yra žinoma, kad AB lygu 2, BC lygus 3 ir kosinusas lygus 1/6. Apskaičiuokite kraštinės ilgį. Tai dabar pagal ką čia geriausia skaičiuot kraštinės AC ilgį. Tai pagal kosinusų teoremą, tai iš formulyno, jeigu pasimtumėt kosinusų teoremą, kas yra tiesiog Pitagoro teoremos pratęsimas, tai c kvadratu lygu a kvadratu plus b kvadratu, tai būtų kaip ir Pitagoro teorema. Atsiminti, kad kosinusų teorema yra tiesiog pratęsimas trikampiams, kurie nėra statūs. Tai tiesiog reikės atimti dvigubą sandaugą iš kraštinių esančių šalia kampo ir padauginta iš kosinuso kampo, tarp jų. Tai tas kosinusas bus priešingas tai kraštiniai, kurią skaičiuojame. Tai kosinusas kampo C. Gerai, susistatom tada, ką turime į formulę. Tai c kvadratu bus lygu 2 kvadratu, kiek čia, 4 plus 3 kvadratu 9 minus dviguba sandauga, tai 2 kart 3 kart parašysiu iš eilės, kad 2 kart 2 kart 3 bus geriau. Tai 2 kart 2 kart 3 ir duotas, kad kosinusas kampo yra 1/6, tai tiesiog padauginu iš 1/6. Dabar čia žymėjimo gal reikėtų man tada vietoj C aš gal pasikeisiu į B, nes matome, kad kraštinė prieš kampą B yra AC, tai arba žymėsiu mažąją B, arba 2 raidėmis tiesiog prašo AC, tai tiesiog dar rašysiu raidelę A. Taip, tai AC kvadratu ir tiesiog įsistatom į formulę, aišku, AC bus lygu
AC bus lygų kvadratiniai šakniai iš to skaičius. Tai tiesiog kiek čia bus dabar 4 plus 9 minus dvigubas sandauga, tai 2 kart 2 kart 3 ir dalinu iš 6 ir gauname, kad pagal kosinus teoremą gaunam, kad AC kvadratas bus 11, tai AC bus kvadratinė šaknis iš 11 ir čia mūsų toksai bus atsakymas. Ir aišku, jeigu kas nors pastebėsite mano sprendime klaidų, būtų labai fainai, jeigu pataisytumėt, nes irgi esu žmogus, pirmą kartą darau tokią pamoką, šiek tiek gal jaudinusi, tai mintis irgi šokinėja. Taip, turime geometrinės progresijos nario formulę, apskaičiuokite B3 narį, tiesiog įstatyti vietoj N3. Tai įsistatom B3, tai B3 bus lygų 1/2 kart 5 pakelta 3 minus 1, kas bus 5 pakelta kvadratu. Taip, tai 3 minus 1, 2, 5 kvadratu bus 25, 25 padalinti iš 2, tai bus 25 antrosios, arba galime palikti, kad trečiasis narys bus lygus 12,5. Apskaičiuokite šios progresijos pirmųjų 6 narių sumą. Dabar tokiuose uždaviniuose geriausia naudotis formulynu, tai aš gal iš karto tada, kad atsinešiu formulę, kurią naudosiu, kur aš ją turėjau. Taip, atsinešiu kur tas formulės dabar. Ir iš karto tada, kol esu formulinė, kad grįžčiau prie praeito pratimo, tiesiog aritmetinės ir progreso sekunėlę. Ir egzamine tikrai labai svarbu neštis formulynus ir juos naudoti visose uždaviniuose. Taip. Grįžtu atgal, dabar šiek tiek gal per žemai įsidėjau. Geometrijos, taip, turim, kad pirmųjų 6 narių suma, tai duota, kad suma 6 narių ir pirmasis narys atimti Q kart, čia matosi, QBN 1 minus Q. Gerai, tai bandysiu statyti į šią formulę. Taip, tai pirmasis narys bus 1/2. Pirmasis narys bus 1/2 minus dabar Q bus 5, tai tas skirtumas bus 5, tai minus 5 kart dabar BN-tasis, tai šeštasis narys bus. Ar čia gal man geriau kitą formulę tada naudotis? Jo, gal kur čia geriau? Jo, paimsiu, bus paprasčiau. Bus paprasčiau su šita, kur su skliausteliais. Tai 1/2 padauginta iš 1 minus 5 pakelta 6 padalinta iš 1 minus 5. Dabar į skaičiuotuvą įstatom, kad pirmas narys
Ja, tai. Tai į skaičiuotuvą tada viena antroji. Viena antroji. Dauginam iš 1 minus 5 šeštoji, tai 1 minus 5 pakelta 6 laipsnių. Skliaustukai užsidaro ir visą tai dalinsime iš 1 minus 5, čia kiek galiu dalinti iš 4, tai dalinam iš minus 4 ir gaunam, kad 1953. Tai 1, 9, 5, 3. Toliau tada sekantis uždavinys su apskritimais. Taip, duotas apskritimas, kurio centras yra O stygos AD, tai dabar pasižymėsiu stygas, kurios duotos. Tai styga AD ir EB susikerta statmenai. Gerai, tai tos stygos susikerta statmenai. Pasakyta, kad kampas ADE 60 laipsnių. Apskaičiuokite kampo BAD didumą. Tai jeigu turime lanką, tai turime, matome, kad tos stygos abidvi ant to paties lanko, tai tas lankas bus dvigubai ilgesnis. Atsiprašau, gal tie, kurie kartu yra Mira, gal gali patraukti pelytę biškį į šoną? Jo, jeigu galite, šiek tiek, ačiū. Taip, tai kadangi duotas kampas 60 laipsnių, kitas kampas irgi 60 laipsnių ir trikampis yra statusis. Taip, tai jeigu turime statų ir trikampį, 900 plus 60, aišku, lieka kampas 180 minus suma kitų dviejų kampų, tai kryžminiai kampai lygus ir kampai ant to paties lanko, įbrėžtiniai kampai ant to paties lanko irgi bus lygus, tai 90 plus 60, 150 liks 30 laipsnių. Tai kampas BAD bus lygus 30 laipsnių. Toliau sujungus taškus A ir E, sujungus taškus A ir E, tai sujungiam tos abu taškus, gaunamas trikampis ADE. Kur tas dabar trikampis ADE? Tai pareiškinsiu tada gal kitą spalvą tą trikampį. Taip, tai gaunamas trikampis AD ir E. Apskaičiuokite kraštinės AE ilgį, jeigu žinoma, kad apskritimo spindulio ilgis yra lygus 6, tai yra šakniai iš 6. Tai dabar duotas šaknis iš 6 ir pagal ką, tai čia turbūt bus pagal sinusų gal ar kosinusų teoremą to pasižiūrėsiu. Tai aš tiesiog, jeigu kažkokiu reikia sudėtingesnių brėžinių, ką reikėtų daryti, visą laiką pabandyti tą brėžinį persibrėžti. Ir matome, kad jeigu kampas įbrėžtinis yra 60 laipsnių, tai aš matau, kad tas kampas centrinis bus lygus dvigubai didesniam kampui, tai bus 120. Aš tiesiog persibrėžau trikampį, kad atsikratyti nereikalingos informacijos. Taip, tai tas trikampis bus A, O, E. Gauname 120 laipsnių. Duotos spinduliai duoti po šaknį iš 6. Tai spindulys yra šaknis iš 6, šaknis
iš 6. Ir nežinau, čia galima pagal turbūt paprastą trigonometriją, jeigu išsidalinčiau tą trikampį pusiau į 2 vienodus trikampius, gausime, kad šitie kampai turėtų būti po 30 laipsnių. Tai statinis prieš 300 laipsnių yra pusiai įžambinės, tai galima sakyti, kad aukštis, to trikampio aukštis bus, arba jeigu pasižymėsiu iš taško O, nežinau, kokį nors tašką F, tai OF bus lygus šaknis iš 6 padalinti iš 2, tai šaknis. Ar čia gal man paprašiau gal tiesiog per tangentą. Daug skirtingų būdų, tiesiog imsiu paprastesnį, visiems labiau suprantamą, tai OF bus lygus 1/2 iš šaknies iš 6. Ir pagal Pitagoro teoremą tada FE bus lygu FE bus lygu kvadratiniai šakniai iš, kiek čia, 6 šaknis iš 6 kvadratų, tai bus, kodėl čia aš čia turėjau parašyti, iš 2. Taip, FE bus kvadratinė šaknis iš 6 kvadratų, tai bus 6, minus 6 antros kvadratų, bet kvadratinė šaknis iš 6 nusiims, tai bus 6 ketvirtosios. Ir išsitrauksiu šaknį, gausiu, pasibandysiu, čia skaičiuotos nereikalingas, nes čia bus 1/2. Tai 6 minus 1/2 bus šaknis iš 4,5. Tai vadinasi, ta atkarpa AE bus dvigubai ilgesnė, tai AE bus lygi 2 kart šaknis iš 4,5. Ir jeigu norit, galite įsirašyti skaičiuoto, tai 2 šaknis iš 4,5, tai 2 kart šaknis iš 4,5 susiprastins į 3 šaknis iš 2. Tai galima palikti kaip 3 šaknis iš 2. Tai 3 šaknis iš 2 arba apvalinkite. Toliau judam į sekantį. Tai sekantis bus 15. Turim dėžėje vienodo dydžio rutulių, vieni raudoni, kiti juodi. Tai esminė informacija, kad jie yra raudoni, kiti juodi, iš dėžės atsitiktinai traukiama vieną rutulį ir tikimybė, kad jis bus raudonas 3/5. Tai tikimybė nuo raudono bus lygus 3/5. Nustatykite, kiek dėžėje yra juodų rutulių, jei joje iš viso 305 rutuliai. Tai galima nustatyti, kiek yra raudonų. Tai raudonų bus rutulių 3/5 padauginam iš visų tų rutulių, tai padauginam iš 35, gausim kiek čia, 35 iš 5 dalinti 7, 7 kart 3 21, tai 21 raudonas rutulys, likę tada aišku turės būti juodi. Tai juodi bus 35 minus 21, kas liks, kiek čia, 14 turbūt, ja. Tai 14 rutulių bus juodų. Toliau sekantis, aišku, galima buvo nustatyti, kad tikimybė nuo jodo būtų 2/5 ir 2/5 daugant iš 35, tą patį gautumėte atsakymą. Aš pasikeisiu gal spalvą į raudoną. Toliau, iš dėžės atsitiktinai traukiamas vienas rutulys ir metama moneta, įvykis A, kad tai įvykis A ištrauktas raudonas, o moneta atvirto herbu. Tai tas įvykis A bus įvykis
ir apskaičiuokite to įvykio A tikimybę. Tai tikimybė nuo A bus, raudonas rutulys bus 3/5, tai 3/5 ir kombinuojame su herbu, tai jeigu moneta yra normali neišbalansuota, tai turėtų ta tikimybė būti 1/2. Tai jeigu apjungiame kelias tikimybės, tai mums reikalinga kiekvienos tos tikimybės suskaičiuoti visų tų tikimybių sanduką. Tai 3/5 kart 1/2 liks 3/10. Galime užrašyti procentais kaip 300% ar 0,3 paliksiu kaip dešimtainę trupmeną. Toliau duoti du vektoriai. Tik tarkime, kad A yra kampas tarp vektorių. Apskaičiuokite kosinus A, tai pasimsiu vektorių sandaugos formulę. Vėl sekundėlę grįšiu atgal, kad pasimti formulę. Taip, kur tie vektoriai dabar? Išvestinės, piramidės. Funkcijos. Radau. Taip, atsinešu vektorių tada formulę. Tai nustatyti kosinus alfa bus iš štai šios formulės, kur reikės mums sudauginti abidvi x koordinatės, abidvi y koordinatės. Tai pradedam, susidedam tiesiog viską į štai šią lygtį. Ir formulynų per egzaminą būtinai naudokitės visuose uždaviniuose. Tai turime 4 kart 5 plus 3 kart minus 12 bus lygu vektoriaus A ilgis. Tai dabar vektoriaus A ilgį atskirai, jeigu pagal Pitagoro teoremą tiesiog suskaičiuoju, kiek čia bus šaknis iš 3 kvadratu plus 4 kvadratu, čia 25, šaknis iš 25 bus 5. Taip, tai vektoriaus A ilgis bus 5 ir vektoriaus B ilgis, vėlgi ta pati kvadratinė šaknis iš 5 kvadratu plus ir tas minusas irgi jisai turi būtinai keliamas kvadratu, tai plus minus 12 kvadratu, kiek čia 25 plus 100 409, tai šaknis iš 109 bus lygu 13, taip, tai 5 kart 13 ir padauginta iš kosinuso kampo tarp jų, tai kart kosinus kampo tarp jų tai bus alfa. Ir tiesiog dabar pasidalinti viską iš 5 kart 13, tai viską pasidalinam iš 5 kart 12, kiek čia matau, 65. Tai pasidaliname abi dvi pusės iš 65 ir gaunam, kiek čia, 20 minus 20 minus 36
padalinam iš 65, kaip čia gausis tada minus 16 65. Tai čia gausim savo kosinus alfa. Tai kosinus alfa turės būti minus 16 65, jeigu teisingai viską įstačiau. Toliau tada į sekantis 17 turbūt bus uždavinys. Taip, tai funkcija fx ir jos išvestinė yra fx apibrėžtos, kai x priklauso visiems realiesiams skaičiams. Dabar pavaizduota išvestinės grafikas, tai dabar šitas grafikas yra išvestinės. Grafikas yra tiesė, kertanti OX ir Y ašis, 3 ir 0. Taip, tai viskas kaip ir suprantama. Nustatykite visas reikšmes, su kuriamis funkcija mažėja. Tai aišku, pagal funkcijos apibrėžimą funkcija mažėja tada, kai jos išvestinė yra neigiama. Tai iš grafiko pasižymim, kur išvestinė yra neigiama. Tai jeigu čia yra išvestinės grafikas, jisai yra neigiamas, kai x priklauso nuo minus 3 iki begalybių. Tai čia būtinai nesumaišykit, kad išvestinė yra neigiama, tai būtent šito vietoje, kai x daugiau už minus 3 ir iki plus begalybės išvestinė yra neigiama. Tai reikšmės mažėja, tai funkcija mažėja, kai jos išvestinė, yra mažiau už 0. Ir išvestinė mažiau už 0 su visomis reikšmėmis didesnėmis negu minus 3. Tai kai x priklauso nuo minus 3 iki plus begalybės, funkcijos reikšmės mažėja. Toliau ir aišku, nuo minus begalybės iki minus 3 funkcijos reikšmės būtų didėjančios. Tai nubrėžta grafiko liestinė, šį grafiką liečianti taške, kurio abscisė lygu 0. Tai abscisė, kaip žinome, yra x koordinatė, tai x koordinatė yra lygi 0 tos liestinės. Yra žinoma, kad ši liestinė OX ašį kerta taške 5, 0. Taip, užrašykite liestinės, kad aš dabar išsigribau šitą uždavinį, kad nubrėžta funkcijos liestinė, grafika liečianti taške, kurio abscisė, kurio y-as. Tai dabar, kai x lygus 0, mes matome, kad krypties koeficientas, nes ką išvestinė parodo, tai krypties koeficientas. Tai turime, kad krypties koeficientas yra pažymėsiu, tiesiog krypties koeficientas tos liestinės bus lygus minus 2. Ir žinoma, kad liestinė yra tiesias, tai tiesias lygtis bus y lygu, įstatome koeficientą, tai minus 2x ir plus kažkoks, tai nežinau, paimkime b, kur kerta y ašį. Tai dabar tam, kad tą koeficientą b susirasti, statom duotą tašką, tai galim statyti bet kurį duotą tašką, tai įstatom tašką 5 ir 0, tai
kai įstatom tašką 5, 0, gausim vietoj y įstatom 0, vietoj x įstatom 5. Ir 0 lygu minus 2 kart 5 plus b. Ir iš to išeina, kad b arba taškas, kuriame liestinė kerta y ašį, bus lygu 10. Tai galim tiesiog užsirašyti dabar visą lygtį pilnai. Tai liestinės lygtis bus y lygu minus 2x plus 10. Taip, tada... Atsiprašau, galiu klausimą? Taip. Klausau. Kodėl? Iš kur prie x minus 2? Ai, nes duota yra liestinės grafikas. Taip, liestinės grafikas čia pažymėtas ružavai. Ir pasakyta, kad ta liestinė yra taške, kurio abscisė, tai kurio x yra lygus 0. Tai dabar tam, kad suras koks krypties koeficientas, mes galim įstatyti į tą tašką būtent į išvestinę. Tai jeigu mes įstatom, pasižiūrim, kokia yra išvestinė taške 0, matome, kad išvestinė taške 0 yra lygi minus 2. Tai iš to išeina, kad tas, gal aš ties šitų įsijungsiu desmos, bus aiškiau. Sekundėlę. Desmos.com. Labai geras klausimas. Tuo pabandysiu nusibraižyti grafiką. Kodėl čia mane neužkrauna dabar? Sutinku. Ai, S raidę praleidau. Desmos. Atsidarysiu tiesiog, nusibraižysiu patį grafiką, kad būtų aiškiau. Taip, tai dabar turime čia gal turbūt nueisiu ir į integralus. Taip, tam, kad užrašyti išvestinės grafikas bus, imu jeigu 2 taškus, koks čia krypties koeficientas, tai pradžioj nustatysiu, kam yra krypties koeficientas. Tai y nukrenta per minus 2, x paeina per 3 ir gausim tada y lygu minus 2 trečiosios x ir minus 2. Taip, tai čia užrašiau aš kam lygi išvestinė. Tai dabar išvestinė, jeigu yra lygi, gal aš pažymėsiu, kad čia aiškiai, kad čia bus išvestinė. Taip, funkcijos išvestinė yra tokia. Surasiu tada kam lygi funkcija, tai dabar pati funkcija bus funkcija nuo x, jeigu suintegruosiu, gausiu minus 1 trečioji x kvadratu minus 2x ir plus c. Taip, tai dabar pačią funkciją, jeigu suintegravau jos tiesą, gaunam pačią kvadratinę funkciją. Taip, dabar nubraižom, tai minus 1 trečioji x kvadratu. Taip, minus 1 trečioji x pakelta kvadratu. Ir minus 2x ir matome, kad
Čia yra mūsų originali funkcija ir pasakyta, kad liestinė yra taške 0. Tai ta liestinė buvo taške 0, surasti, kam bus ta tiesis lygtis. Tai dabar, jeigu aš paimsiu koks bus krypties koeficientas tame taške, tai tame taške krypties koeficientas buvo -2. Taip, tai dabar pasižiūriu -2. -2x. Ir jisai buvo pakeltas turi būtinai eiti per tašką 5,0. Ir matome, kad šita lygtis neina per tašką 0, tai tam, kad jinai eitų per tašką 5,0, mes turime pridėti 10. Ir aišku, tam, kad surast tą koeficientą c, galiu pridėti irgi 10. Neprisidėjau 10. Ir pilnas tada būtų sprendimas. Aš gal tada įkelsiu, nukopijuosiu būtent pilną sprendimą, kaip atrodo originali funkcija. Tai originali funkcija būtų raudona, jos liestinė būtų mėlyna ir galiu dar įdėti prie to paties, kam lygi yra išvestinės lygtis. Tai išvestinės lygtis bus -2/3 x. Čia tiems, kas mėgsta išvestinę. Tai -2/3, kuris čia -2/3 x -2. Taip. -2/3 x -2. Taip. Tai visą šitą įkelsiu, kas norės pasistudijuoti. Ir judėsim tada toliau. Čia pasiliksiu, kad vietos aukščiau būtų. Ja. Įsikelsiu čia ir būtent 17 pratimui mėlynas bus liestinė. Tada raudonas bus pati funkcija. Ir žalias bus išvestinė. Toliau, sekantis 18. Žinoma, kad kosinusas pi iš 18 lygus k. Skaičių sinus pi iš 18 išreiškite per kosinusas. Čia gal per kvadratų formulę tada. Pi iš 18 lygų k. Sekundėlę, luktelkit, užmesiu, atsinešiu trigonometrijos formulės, kokias turiu. Žinokit, šitų uždavinių pats gal ir esu sprendęs labai seniai, bet neatsimenu, tai atsinešiu, kokios yra trigonometrijos. Gerai. Kopijuoti.
Sinus, turim sinus 2 alfa. Taip, tai ką galim pastebėti, kad pi iš 18 jai yra lygu 2 kart pi iš 36. Tai pažiūrėjau, turim pi iš 18 dalinam ir jeigu mes sinusą padvigubinsime dvigubai, gausime pi, jeigu mes dvigubai padidinsime pi iš 36, mes gausime pi iš 18. Tai dabar vietoj kosinuso pi iš 18, jeigu parašysiu vietoj kosinus pi iš 18, yra tas pats, kas kosinusas 2 kart pi iš 36. Tai dabar kosinusas galiu tada jį išskirti pagal dvigubo kosinuso formulę. Tai dabar pagal dvigubo kosinuso formulę galiu parašyti, kad tai yra lygu. Nes čia, kad man būtų vietos daugiau. Yra lygu kosinus, čia gali būti, kad jau einu į lankas, tai kosinus pi iš 18, ne, pi iš 36. Pi iš 36 kvadratu minus sinus pi iš 306 kvadratu. Čia, man atrodo, aš biškį jau nuėjau į lankas šitą vietą. Ir tai lygu k. Ir išreiškite sinus pi iš 306 per k. Tai dabar Kvadrato suma vienetas, apačioj parašykit antrą formulę. Kosinus kvadratu plus sinus kvadratu lygu 1. Ja, tai sinus, turim kosinus kvadratu pi iš 306 plus sinus kvadratu pi iš 306 yra lygu 1. Ir jeigu mes tada atimsime vieną iš kitos, tai dabar atimame vieną iš kitos, kosinusai išsiprastina ir liks tada minus 2 sinus kvadratu pi iš 36 lygu k minus 1, bet čia toks gan įdomus sunkus uždavinys, ačiū labai už pagalbą. Ir kad išsireikšti per k, turim pasidalinti iš minus 2 ir išsitraukti šaknį. Tai pradžiai tada pasidalinam iš minus 2. Dalinam viską iš minus 2, liks tada sinus ir iš karto tada trauksiu šaknį tuo pačiu. Tai sinus pi iš 36, parašysiu minusiuką, pabandysiu talpinti, bus tai iš neigiamo dalinam galiu sukeisti skaitiklyje tada vietomis, tai bus 1 minus k padalinta iš 2 ir ištraukiam šaknį. Bet čia toks gan painus
uždavinys reikėtų turbūt pagalvoti, jeigu egzaminą turbūt patarčiau praleisti ir grįžti vėliau, nebent jeigu orientuojamės į šimtukus. Toliau judam į 19. Taip, 19 bus išspręskite lygtį. Tai visos tokiuose uždaviniuose, kur yra x rodiklė, visą laiką pabandykit susižiūrėti, ar įmanoma prisivesti prie vieno pagrindo tam, kad jos nusimesti. Tai matome, kad 64. Žinau, kad tai yra 4 × 4 16, kart dar 4 bus 64. Visą laiką pabandykit persivesti prie to paties pagrindo, kaip čia turime 4 pakeltą kubų. Tai tą lygtį, jeigu persirašę, kad vietoj 64, jeigu pasikeisime į 4 kubų, galim nusimesti tada pagrindus ir gausim tada 4, kam šitą 4 rašau, 2 minus 3x lygu 3 ir tiesinė lygtis tikrai turėtų visi jau mokėti išspręsti, ten keliam 2 į kitą pusę, gaunam minus 3x lygu 1 ir pasidalinę iš neigiamo 3, x bus lygu 1/3. Ką čia toliau sekantį irgi išspręsti lygtį, tai turim apibrėžimo sritį, tai būtinai sutikrinti su apibrėžimo sritis, tai kad x nelygu 2, tai jeigu gausim atsakymą x lygu 2, aš gal tiesiog kitaip paprašysiu x minus 2 nelygu 0 ir x turi būti nelygu 2. Tai kai x lygus 2, lygtis yra neapibrėžta. Taip, tai dabar tada galim imti vien tik tai skaitiklį. Tai skaitiklyje bus 2x minus x kvadratu lygu 0. Išsikeliu x prieš skliaustelius, gaunam, kad x ir 2 minus x lygu 0, tai sandauga bus lygi 0 tada, kai bent vienas iš dauginamųjų bus lygus 0, tai arba x lygus 0, arba 2 minus x lygu 0. Bet aišku, jeigu spręsime antrą lygtį, gausime x lygu 2 ir pasirašome, kad būtent šitas sprendinys netinka. Netinka dėl to, kad kai x lygus 2, lygtis yra neapibrėžta. Tai tiesiog atsakymę įrašom, kad x turi vienintelis sprendinys yra x lygu 0. Kiek čia dar liko? Taip, daugiau negu pusė turbūt išspręsta. Čia buvo, kad pažiūrėsiu, ar nėra, neuždengiu kokio nors uždavinio. Ne, viskas gerai. Dar biškai bus daugiau išvestinių. Taip, Ignas ketina įsirengti vandens gręžinį. Gręžinio kaina priklauso nuo gręžinio gylio metrais. Įmonė teikianti gręžinių įrengimo paslaugas atsiuntė Ignui pasiūlymą, kad gręžinio 1 metro kaina yra 11 eurų, o kiekvieno kito 1,25 euro didesnė nei paskutinio prieš tai bus. Tai apskaičiuokite vandens gręžinio 5 metro kainą. Tiesiog, ką žinau, čia gal su kokiam progresijom bandysiu. Taip, tai paimu pirmąjį. Čia tai tiesiog aklai, tiesiog pirmas 11, tada antras bus 11 plus 1,25, tai čia dabar jau antrojo metro, tada trečiojo metro bus 11 plus 1,25 kart 2. Tai aš gal tiesiog 1,25 imsiu daugybos lentelę, tai bus 2,25
5, tai čia dabar 3 metro. Tada imsiu 4 metras, tai bus 11 plus 3,75. Tada sudėsiu su 5 metru. Tai dabar 5 metras bus 11 plus, čia gal turbūt būtų galima optimaliau kažkaip spręsti, bet plus 1, 2, 5, tai plus 5 ir sudedam su paskutinis 6 metras bus 11 plus 6,25. Galima susigalvoti su aritmetinėm progresijom. Taip, tai iš viso tada, kiek čia bus 66 ir susidedu tada, kad nesusimaišyti, tai tiesiog į skaičiuotuvą įdėsiu visas 1, 2, 5 plus 2,5 plus 2,50 plus 3,75, čia aš skaičiuoju centais, paskui padalinsiu 100 atsakymą, plus 5 plus 6,25, tai čia tiek bus centų, tai 13,80, tai 13,80 plus 66, tai 13,80 plus 6, tai bus 6 metro kaina 79,80. Čia tai išsprendžiu turbūt nestandartiškai, už vieną tašką būtų šiek tiek turėtų būti optimalesnių sprendimų, gal čia tiesiog gal kokią susidaryti funkciją, nežinau. Įmonė nustatė, kad Igno vandens gręžinio gylis bus nedidesnis kaip 100 metrų, todėl pasiūlė nuolaidą nuo 1 iki 81 metro kaina didėja kaip nurodyta anksčiau, o nuo 82 nuo 82 metro kiekvieno metro kaina nesikeičia ir lygi 81 metro kaina. Gerai, tai dabar Man tai susipainiojot pas jūs. 6 metras yra 11 plus 5, tiesiog vienas iš tų dėmenų. 1, 2, 3, 4, plakt. 1 metras, 2, 3, 4, 5. Taip, o reikia 5, tai 5 tiesiog 11 plus 5. Jo, gerai, tai atimam tada, ačiū labai, tai atimam, tada perskaičiuosiu 55 plus, kaip čia imti, plus 7,55, plus 7,55, ačiū labai, bus 62,55. Ne, jokių 62 nebus, prašo tiesiog 1 metro, tai nereikia sumos. Tiesiog, kur parašėt 5, tai yra 5 metras. Tai užrašėt jo kainą. Taip, bet tai pasakyta, kad kiekvieno kito iš šito fakto... Tai jūs ir pridėjot, jau pridėjot. Jo, tai ar paplakti? Pirma dalis klausia 5 metro, tai 5 kliausiai yra 5 metras. Jo, tai gerai, tai kiekvieno metro, kiekvieno kito metro kaina yra 1,25 didesnė už kiekvieno kito metro yra kaina 1,25 didesnė, tai tie tų padidinimų bus 11 kart 5, tai bus 55. Ir ne, 11 nebebus, tik tai prisidės šitas padidinimas. Palaukite, noriu sutikrinti, ar aš gerai supratau šito, tai 1 metras 11, 2 metras bus 12,25, ar taip? Taip, tai 5 metras bus 16.
Jūs iš karto sumą jo, aš metro, pusė vieno metro. supratau. Tai antras, tai trečias, ką aš čia dabar, jo, jau turbūt pavargau šiandien. Taip, tai antras metras, tai čia tiesiog man reikėjo 11 plus 4 kart 1,25, man galva pradėjo nedirbti. Ir gausime 11 plus 6 lygus 17. Ar taip gaunate? Atsiprašau, kad susipainiau. Ne 6, bet 5. Plus 11 plus 5. Plus 5, jo, ir ta daugybė pradėjo neveikti. Taip, 11 plus 5 gaunam 16. Ačiū labai už pataisymą. Taip, turim tada nustatymas, sekantis 20,2. Igno vandens gręžinio gylis bus ne mažesnis kaip 100 metrų. Todėl jį pasiūlė nuolaidą, kad nuo 82 metro kiekvieno kito metro kaina nesikeičia. Apskaičiuokite, kiek Ignui kainuotų vandens gręžinį, jei jo gylis būtų 100 metrų. Taip, tai dabar atsinešiu vėl aritmetinės progresijos formulę. Prisiartinsiu. Tai turbūt bus patogiau pagal šią formulę, susižiūrėsiu. Taip, tai dabar pirmas paimsiu ją geometrinę, tą negeometrinę aritmetinę progresiją. Taip, tai turim 11, tada 12,25. Gaunasi, kad A n-tasis yra lygu 11, tai A1 lygus 11 plus skirtumas 1,25. Atsiprašau, pas manęs su aritmetiniu progresijom, kadangi Anglijoj mokytojau šiek tiek kitokios formulės, tai prie lietuviškų reikia šiek tiek prisitaikyti. Taip, toliau turim n minus 1. Taip, tai imsiu tada sumos formulę iki 81 metro. Taip, tai tada S81, tai suma tų visų narių tiesiog pridedam 11, tai man dar reikia dar susirasti, kam lygus 88, tai ne 81, tai A81 bus lygu 11 plus
1,25 kart 81 minus 1 tai kart 80, įsidedu į skaičiuotuvą, tai 1,25 kart 80, 1,25 kart 80 ir sudedam su 11, tai čia 111, tai 81 bus 111, tai suma iki 81, tai suma iki 81 bus lygi 11 plus 111 padalinta iš 2 ir padauginta iš 81. Tai dabar kiek čia bus 121 padalinta iš 2, tai 122 dalinam iš 2 ir dauginam iš n, kas yra 81, tai dauginam iš 81, tai suma bus 81 metro gyliui 4901, tai bus 4941, tada dar bus likę 19 metrų, tai 19, jeigu mes padauginsime ir kaina toliau nesikeis, tai 19 kart, koks 81 narys, 19 kart 111, tai 19 kart 111, tai 19 kart 111 bus 2109 už likusius, tai 2109 už likusius, tai 2109. Tai viso suma sudėsiu, aš tada, kad būtų lengviau rašyti. Taip. 81 metras bus 4941, tada 19 likusių bus 2109, tai 2109, tai suma viso 50 ir 7050. Tai dabar tiesiog pabrauksiu, kad 81 metras, turim, šitrai pabrauksiu, kad 19 likusių metrų ir atsakyme suma. Ir judam toliau. 21. Taip, dabar pavaizduoti šitie labai populiarūs uždaviniai tokie su parabolėm. Taip, tai pavaizduotas funkcijos x minus 4 kvadratu grafikas ir stačiakampio viršūnė priklauso OY ašiai. Taip, kur ta viršūnė priklauso stačiakampio viršūnė A priklauso Y ašiai. B duotosios funkcijos grafikui C X ašiai, O yra centras. Gerai, tai informacija kaip ir aiški. Toliau stačiakampio kraštinės OC ilgi. Taip, OC ilgi pasižymėję A, tai čia tiesiog mes galime pasižymėti, kad tas ilgis bus tiesiog X koordinatė. Tai tiesiog X koordinatė, kai priklauso nuo 0 iki 4. Tai kodėl iki 4 priklauso? Dėl to, kad ties 4 yra viršūnės taškas. Tai parodykite, kad stačiakampio plotą galime apskaičiuoti pagal formulę. Tai stačiakampio plotas yra S yra ilgis kart aukštis, ilgis kart aukštis,
Tai ilgis duotas, ilgį galima naudoti kaip x koordinatę, aukštis kaip y koordinatė. Taip, tai ilgis yra x koordinatė, aukštis y koordinatė ir vietoj y, jeigu mes įsistatysime funkciją, vietoj y, jeigu statysime x minus 4 funkciją, pažiūrim, ką gausim, tai dabar turim, kad plotas, ir vietoj x turim naudoti, pasižymėti turim a. Tai plotas priklausomas nuo a bus a padauginta ir vietoj x įsistatom tiesiog a. Tai a padauginta iš a minus 4 pakeltą kvadratu ir tiesiog jeigu atskliausime skliaustelius, tai atskliaudžius skliaustelius gausim a kvadratu minus 8a plus 16 ir dar kartą atskliaudžiam padauginę iš to a ir gausime, ką reikėjo įrodyti. Tai a kart a gausime a kubu minus 8a kvadratu ir plus 16a, gan lengvi du taškai. Toliau nustatykite, su kuria a reikšmė stačiakampio plotas įgyja didžiausią reikšmę, tai ką žinau, arba per išvestinės galima ieškoti, arba per išvestinės, arba tiesiog pagal viršūnės tašką. Tai nežinau, kuriuo būdu, gal per... Bandysiu per išvestinę gal. Taip, tai norint surasti minimumą arba maksimumą, galima ieškoti išvestinės, tai s išvestinė bus 3a kvadratu minus 16a plus 16. Tada nusistatom, prisilyginam nuliui, nustatom, kada lygi nuliui, tai 3a kvadratu minus 16a plus 16, kad nespręsti diskriminanto, aš gal greitai tikiu, kad tikrai 12-okai, 11-okai diskriminantus moka spręsti, kad atsakymus sužinot, aš greitai įsivesiu į desmos, kad sužinot nulius, tai 3x kvadratu, minus 16 plus 16, tai minus 16x ir plus 16. Taip, tai gaunam, kad funkcijos nuliai yra, kiek čia 4/3 ir 4. Taip, tai 4/3 ir 4. Tai gaunam a1 lygu 4/3, a2 lygu 4. Bet matom, kad 4 netinka, tai tiesiog, kai a yra 4/3, įgyja maksimalią reikšmę, kada pažiūrėsiu iš grafiko. Jo, matom, iki šitos vietos jinai didėja. Jeigu pačią funkciją, jeigu braižytum, tai ta funkcija originaliai jinai didėtų iki šitos vietos, tada šito vietoje apsisuktų ir pradėtų mažėti. Tai čia gausis tada didžiausias plotas, tai maksimumas. Taip, tai imame šią reikšmę ir statome į ploto funkciją. Tai dabar didžiausias plotas bus s nuo 4/3 ir gausime, kiek čia, 4/3 pakelta kubu minus 8 kart 4/3 pakelta kvadratu ir paskutinysis plus 16 padauginta iš 4/3. Nežinau, čia tiesiog gal į skaičiuotuvą vėl įstatysiu. Atsiprašau, bet ploto neklausė, tik tai a pakanka. Jo, tai
Jeigu dar klaustų plotą suskaičiuoti, tai reikėtų įstatyti, bet jo didžiausia reikšmė įgyja... viskas tvarko, jeigu reikėtų suskaičiuoti plotą, reikėtų statyti, čia tiesiog suradom A ir judam toliau, tai dar turiu kokias 10 minučių keletui uždavinių. Kiek čia taip, duotas parabolės, duotas taškas D, kur tas taškas D, kur yra parabolės viršūnė. Apskaičiuokite paveiksle pavaizduotas pilkai nuspalvintos figūros plotą, jeigu žinoma, kad OC yra lygus, ilgis, tai šis C taškas bus 1 ir 0. Taip, tai norint suskaičiuoti figūros plotą, tiesiog imti išvestinę nuo 1 iki 4. Taip, tai galiu suskirstyti į 2 atskiras figūras, aš gal jas pažymėsiu skirtingomis spalvomis. Tai šitos figūros plotas gan paprastai, galima apskaičiuoti kaip pagal stačiakampį ir paryškinsiu raudonos figūros plotą, ką skaičiuosime su integralais apibrėžtiniais. Taip, tai pradėsiu nuo žalios figūros plotą, tai susiskaičiuom, kam lygu funkcija nuo vieneto, nes mums reikia susirasti, koks yra aukštis. Tai funkcija nuo vieneto bus lygi 1 minus 4 pakelta kvadratu, kas lygus 9. Tai galim nustatyti, kad taško B koordinatė yra 1 ir 9, iš ko išeina, kad tas stačiakampis OABC yra lygus jo ilgis 1, tai tas stačiakampis plotas bus lygus 1 kart 9, tai ilgis kart aukštis, tai tiesiog 9. Ir koncentruojamės į kreivės plotą. Tai kreivės plotui naudos pasikeisiu tada į raudoną spalvą. Ir matome, kad tai bus mūsų integralas. Prasidės tas integralas nuo vieneto. Tai mes integruosime nuo vieneto iki 4. Tai 4 bus aukščiausias taškas. Ir x minus 4 pakelta kvadratu ir integruosime pagal x. Dabar kas turite skaičiuotus, kai kurie skaičiuotuvai leidžia skaičiuoti apibrėžtinius integralus. Tai aš bandysiu skaičiuoti be skaičiuotuvo, bet jeigu kas turi panašų skaičiuotuvą, tiesiog įsivedate apibrėžtinį integralą nuo 1 iki 4. Aš taip pat parodysiu, kaip skaičiuoti be skaičiuotuvo. Nors tiksliai nežinau, ar egzaminė leidžia ar prašo skaičiuoti su skaičiuotuvu, ar rodyti veiksmus. Tai ten buvo x minus 4, tai alfa x minus 4. Apsiskliaudžiam ir pakeliame kvadratu. Ir matome, kad tas apibrėžtinis integralas arba plotas bus lygus 9. Tai skaičiuotos tiesiog išmeta atsakymą, bet nerodo veiksmų. Tai bus visas tas plotas bus lygus 9. Ir sudedame 9 su 9 žaliu. Tai bet kaip 4 taškam, manau, kad jie prašytų, gal vertintų ir sprendimą tų integravimų. Tai gerai, pabandysiu tada susintegruoti. Ar gaunam tą patį. Tai integravimui man paprašiau tiesiog atsiskliausti ir naudoti kaip daugianario, tai atsiskliaudžiu gaunu x kvadratu minus 8x plus 16 dx. Susintegruoju viską, tai dabar
susintegravus gausim 2x, kokį čia jau išvestinės ieškau, x trečiuoju padalinta iš 3, nes integruojant laipsnis prisideda ir dalinam iš naujo laipsnio, minus 8x kvadratu iš 2 ir plus 16x, kur matome galime 8 ir 2 suprastinti. Ir įstatysim rėžius nuo 4 iki 1. Taip, tai dabar pradžiai įstatau 4, gausiu 4 kubų, kaip čia šiam 4 trečiosios, minus 16 kart 4 minus 64 ir plus 4 kart 16, vėl gausim plus 64. Tai mūsų pirmas rėžis įstatytas. Atimti antrąjį rėžį, tai antras šiek tiek gal paprastesnis, nes bus vienetai statyti. Tai atimam 1 kubų, tai 1/3, minus 4 kart 1, tai minus tiesiog 4, ir plus 16. Ir nežinau, šitos, aš išsiprastina 64 išsiprastina, tada lieka 63 trečiosios. 63 trečiosios. Jeigu atimsim šitos, tada minus 4, tai plus 4, kiek čia, minus su minus, tai bus plus 4 minus 16, dar reikės atimti 12. Tai minus 12, tai 64, tai yra 63 iš 3, kiek čia 20, 21, minus 12 ir be jokio skaičiuotuvo tiesiog ir gaunam 9. Tai dabar atsakyme bus stačiakampis sudėtas su kreive. Tai stačiakampis, tai atsakyme, kad suskaičiuotų visą plotą, stačiakampį sudėsime su toks kreivės ploto, gausim 9 plus 9 lygu 18. Tada sekantis, kas čia jo, tai turbūt šitą pratimą, kiek čia dar jų likę bus, dar gan nemažai, bet jau turėsiu neužilgo eiti, tai paskutinį tada su trikampiais. Tai pavaizduotas trikampio ABC aukštinės, ilgis AD ir BE suskirta taške M, trikampio kraštiniai ilgiai yra tai duoti ilgiai, įrodyti, kad trikampiai AME, tai kur tas AME, ir BMD yra panašiai, tai dabar nuo ko čia pradėti, duoti gal du kampai ir kraštinės tarp jų. Ar rimti per pasižiūrėsiu formulę, ar yra kokios nors geros. Aš net ten Ten status kampai pažymėti. Tai aš matau, kad status kampai, bet dar tada reikalingas, kad panašumo koeficientą kažkokį. Ne, tai ir kryžmį. Ir kryžmį. Tiksliai, jo, jau biškai pavargę šiandien nuo tos matematikos. Jo, tai dėkui labai. Tai duotas, kad kampas AE ir matome kampus sužymime, kad pradžia, tada kai kampo smaigas ir kitas kampo kraštas, tai kampas AEE
M yra lygus kampui MDB, kadangi jie abudu yra status, tada kampas B M ne iš to galo einu. Kampas A M E yra kampui B M D kaip kryžminiai. Ir aišku, užtenka dviejų lygių kampų ir iš to išeina, kad trikampiai panašūs, nes likusiai kampai bus lygus, kadangi iš 180, jeigu atimsime du kampus, mes gausime tą patį. Tai pagal du kampus, kadangi du kampai yra lygus, pagal du kampus trikampis A E, taip rašys taip kaip rašo, A M E yra panašus į trikampį B M D. Dabar parodykite, kad trikampio plotas yra lygus 84, nu tai čia gal pagal pusperimetrius kokius, dabar tiksliai neatsimenu Herono, tiksliai neatsimenu pusperimetrių, bet iš vieną tašką gal šituo pratimu ir šiandien baigsiu. Sekančią pamoką įdėsiu, kada bus į Facebooką, tai užsibaigsiu sekmadienį turbūt nuo 3 arba nuo 4. Tai kol kas tada ačiū visiems, kas pasijungė, tikiuosi, kad buvo naudinga ir gero likusio vakaro.